Auga ekologiškos avižinės košės su vaisių ir uogų gabaliukais. Be pridėtinio cukraus ir pieno. Eko pakuotėje. Ruoš greitai, mėgaukis lėtai. Stop! Laikas pažinti salės futbolą. Tai veiksmo kupini 2 kėliniai po 20 minučių. Dinamiškas žaidimas ir įspūdingi įvarčiai. Nori pakeisti komandos žaidimą? Pasinaudok minutės pertraukėle. Vienu metu aikštėje gali būti 5 vienos komandos žaidėjai. Keitimai komandoje neribojami. Ir jokios nuošalės. Atrask salės futbolo unikalumą. Atrask FIFA pasaulio salės futbolo čempionatą Lietuvoje. Lenor pristato lauko gaivas skalbiniams gyvenant mieste. Dabar taip paprasta dėl Lenor inovacijos. Naudokite Lenor Fresh Air Effect ir džiaukitės gaiviais skalbiniais, lyg jie būtų išdžiovinti lauke, jūsų namuose. Delfi Plus dovanoja automobilį. Įsigyk Delfi Plus prenumeratą metams ir laimėk naujutėlaitį elektromobilį. Arba Delfi Plus prenumeratą visam gyvenimui. Daugiau apie akciją delfiplus.lt /žaidimas. Prenumeruok ir važiuok. Meistriškumas – tai nuolatinis tobulėjimas. Ir tik tie, kurie nesustoja, pasiekia ne vienadienį pripažinimą. Švyturys – tai, ką sugebame geriausiai. Laidą pristato socialinė iniciatyva Nežvairuok. Nesinaudok telefonu vairuodamas. Projekto iniciatorius Delfi. Daugiau nežvairuok.lt. Jei norite nepraleisti svarbių šalies ir pasaulio įvykių, įsijunkite Delfi dieną. Reportažai, aktualūs pokalbiai dienos temoje ir žinios kas valandą. Gąsdina jau visuomenę, kad jeigu turėsime karantiną, karantinas galios nepasiskiepijusiems. Na, tikrai ne gąsdinimais ir ne kažkokiais grasinimais, matyt, reikėtų įtikinti. Nelaukite vakaro, kad sužinotumėte. Įsijunkite kasdienę Delfi dieną. Darbo dienomis nuo 15 valandos per Delfi TV. Laida, kurioje rasite ne tik pačius gardžiausius receptus, bet ir įdomiausius pašnekovus. Kiekvieną šeštadienio rytą pradėkite su gera nuotaika bei originaliais ir netikėtais maisto deriniais, kuriuos atkartoti pavyks kiekvienam. 10 val. Ryto tik per Delfi TV. Apsaugokime mūsų visų ateitį. Ergo. Kaip garsenybėms sekasi valdyti automobilį su telefonu rankoje? Nežvairuok. Antradienį 21:30 per Delfi TV. Po maitinimo prieš miegą populiarios sauskelnės su lipdukais gali nepatogiai spausti pilvuką. Per naktį pilvukas susitraukia, todėl skystis gali pratekėti ir sušlapinti odelę. Išbandykite Pampers Pants su 360 laipsnių Comfort Fit sistema, kuri prisitaiko prie kūdikio formos ir akimirksniu sugeria drėgmę ją užrakindama, bei suteikia odeliai komfortą ir apsaugą visą naktį. Vienerios Pampers lygu viena sausa naktis. Pampers – sauskelnių prekės ženklas numeris 1 pasaulyje. Delfi Plus dovanoja automobilį. Įsigyk Delfi Plus prenumeratą metams ir laimėk naujutėlaitį elektromobilį. Arba Delfi Plus prenumeratą visam gyvenimui.
Daugiau apie akciją delfiplus.lt /žaidimas. Prenumeruok ir važiuok. Lošimo automatai, OptiBet, lošimas, OptiBet, stalo lošimai, OptiBet, ruletė, OptiBet, kortų lošimai, OptiBet. Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę. Auga ekologiškos avižinės košės su vaisių ir uogų gabaliukais. Be pridėtinio cukraus ir pieno. Eko pakuotėje. Ruošk greitai, mėgaukis lėtai. Su Airguru keliauju ir aš. Geriausius kelionių pasiūlymus rasi airguru.lt. Laidą pristato socialinė iniciatyva Nežvairuok. Nesinaudok telefonu vairuodamas. Projekto iniciatorius Delfi. Daugiau nežvairuok.lt. Jei norite nepraleisti svarbių šalies ir pasaulio įvykių, įsijunkite Delfi dieną. Reportažai, aktualūs pokalbiai dienos temoje ir žinios kas valandą. Gąsdina jau visuomenę, kad jeigu turėsime karantiną, karantinas galios nepasiskiepijusiems. Na, tikrai ne gąsdinimais ir ne kažkokiais grasinimais, matyt, reikėtų įtikinti. Nelaukite vakaro, kad sužinotumėte. Įsijunkite kasdienę Delfi dieną. Darbo dienomis nuo 15 valandos per Delfi TV. Apsaugokime mūsų visų ateitį. Ergo. Kaip garsenybėms sekasi valdyti automobilį su telefonu rankoje? Nežvairuok. Antradienį 21:30 per Delfi TV. Yra dalykų, kurie keičiantis kartoms nesensta. Tauras, pelnytai. Šeštadienis skirtas žvejybai. 12:30 nepamirštami laimikiai ir geri patarimai laidoje Kablys. Vis tiek visą laiką tu gyveni su ta žvejyba. Iškart po to 13 valandą Šiandien Kimba su Sauliumi Vigraičiu. Svarbiausia, kad užinkaruoti masalą. Žvejybo šeštadienis su Delfi TV.